Visgi sekundėlė ateina prezidentas, noriu pasisveikinti. Na, kad bet kokiu atveju matau, kad yra noras pokyčių, ieškojimas tam tikro kelio, kaip atrodytų, kaip turėtų atrodyti futbolas Alytuje. Tai manau, kad tas vizitas yra skirtas tam, kad galbūt įnešti aiškumo ir galutinai būtų padaryti tam tikri sprendimai ir kad Alytaus futbolas turėtų aiškias gairės, kaip jis vystysis ateityje. Bet kokiu atveju, jeigu aš manyčiau, kad tai yra tamsi ateitis, aš nevažiuočiau. Tai visą laiką yra tik tai pozityvus įsivaizdavimas, kad tai turėtų atrodyti. Be abejo, Alytaus futbolo bendruomenė turi nuspręsti, kaip jinai pati mato futbolo ateitį. Mūsų kaip federacijos įsivaizdavimas ir visą laiką nesikeičia pozicija. Mes matome futbolo vystymą per klubinę kultūrą, tai atitinkamai turi būti, tikimės, kad toksai sprendimas bus ir Alytuje. Iš tiesų, visi Lietuvos futbolo federacija sulaukė daug kritikos dėl rinktinės padėties, dėl mūsų reitingų FIFA lentelėje. Tačiau čia turim pripažinti ir kad buvo padaryta praeitie, buvo padaryta klaidų, jas atvirai išdiskutuoti ir bandyti taisyti. Tai iš tiesų negalima vien tik futbolo federacijos kaltinti dėl labai blogo rinktinės žaidimo. Visų pirma, turim pradėti nuo jaunųjų futbolininkų ugdymo. Ir čia didelį vaidmenį vaidina miestų savivaldybės. Džiugu, kad Alytaus miesto savivaldybė viena iš pirmųjų išreiškė norą keisti sistemą. Rugpjūčio 30 dieną sporto rekreacijos centre buvo susitikimas su LFF, pirminis susitikimas su LFF atstovais ir sporto skyriaus vedėjas, vicemerija Valė Gibienė aiškiai ir suprantamai pasakė, kad tikrai nori keisti Alytuje egzistuojančią sportininkų rengimo sistemą. Aš manau, kad tikrai Lietuvos futbolo federacija pradėjo dirbti labai atvirai, skaidriai ir aiškiai. Labai aiškiai deklaruoja, ką jį nori pasiekti ir kaip tai pasieks. Ir jeigu mes visi bendrai, miestų vadovai, valstybės vadovai, futbolo federacijos vadovai, suremsime pečius, tikrai pamatysime Lietuvos rinktinę žaidžiame labai gerame lygyje. Šiandieną ir šiaip jau kurį laiką aš matau, kad keičiasi nuomonės, galbūt atsiranda tolerancija kitai nuomoniai, vyksta bendravimas, diskusijos tarp įvairių kitaip mąstančių sporto trenerių ir tikiuosi, kad galų gale bus prieita bendro sutarimo ir vėl futbolas atgims kaip futbolo bendruomenė, kaip bendra šeima ir bus surastas tas optimalus variantas, kad tiek mokiniai, kurie lankydami mokyklą tuo pačiu lanko ir sporto būrelius, sporto klubas, treniruojasi, kad jie matytų perspektyvą, kad jie žinotų, kad sužaugęs, pasiekęs tam tikro sportinio meistriškumo, jis galės žaisti Alytaus ar vienoje ar kitoje komandoje, ginti miesto garbę. Ir galų gale kažkada tai pasiekęs dar didesnio sportinio meistriškumo dalyvauti ir ginti Lietuvos garbę. Modeliai gali būti įvairūs, šiandieną taip pat buvo tas pastebėta, reikia žiūrėti, atsirinkti, kuris yra optimaliausias, kuris yra geriausias, kuris labiausiai tinka Alytaus miestui. Tai šiandieną minėjo Uteną, minėjo tai Gargždus, dar kai kurios kitus miestus, kurie jau tarsi ir žengia tuo keliu ir jau yra šia prasme Alytų lyg ir aplenkę. Tai mes pasidomėsime, pabendrausime su tų miestų atstovais ir įvertinsime tą situaciją, žiūrėsime. Nes akivaizdu, kad kažką daryti reikia, nes tokia situacija nėra gera. Rajonas patenka tikrai ne į baltas dėmes. Visa eilė formų, kur yra rengiami futbolininkai,